Žurnalas Savaitė. Viskas, kas svarbu, įdomu ir naudinga. Paulinė premium skalbikliai ir minkštikliai. Apsigaubk aromato, kuris įkvepia. Sveiki, čia laida Noriu dirbti. Šiandieną narpliosime mitus apie dvi labai įdomias profesijas. Pirmoji – vaiko teisių gynėjai, antroji – moteris apsaugos darbuotojos. Šį kartą kartu su vaiko teisių gynėjais bandysime paneigti mitą, kad vaikai žino savo teisės, bet ne atsakomybės. Iš tiesų, vaikai geba prisijimti atsakomybę, kai suaugusieji rodo pavyzdį ir suteikia erdvės mokytis. Tačiau vaiko teisių gynėjų darbas itin nelengvas. Čia visur persipina jautriausi dalykai – šeimų santykiai, vaikų jausmai, tėvų lūkesčiai. Kiekviena situacija unikali ir dažnai skaudi. Šie specialistai nuolat dirba tarsi po padidinamuoju stiklu. Jų sprendimai matomi, vertinami ir neretai kritikuojami. Pristatome pirmąjį laidos herojų. Esu Deividas Aidukas, vaiko teisių gynėjas. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba vienija daugiau nei 700 profesionalių vaiko teisių gynėjų. Jų svarbiausia misija – saugoti ir ginti kiekvieno vaiko teisės bei geriausius interesus. Jeigu vaikui nesaugu, šie specialistai nedvejodami vyksta padėti į bet kurią šalies vietą, bet kuriuo paros metu, net ir švenčių dienomis. Šiandien ypač trūksta tokių žmonių, kurie pasirinktų šį darbą iš širdies, nebijotų atsakomybės, gebėtų įsiklausyti ir matytų prasmę padėdami vaikui. Tokie specialistai čia laukiami labiausiai. Tai mano vertinimu svarbiausia yra empatija, įsijautimas į situacijas, į tas jautrias situacijas ir turbūt taip apibendrintai kalbant apie tai, kokie žmonės supa mane kaip kolegos, tai turbūt visiems viena iš pagrindinių vertybių yra teisingumas. Jūsų profesijos misija ir vizija kokia yra? Tai pagrindinės mūsų vertybės yra pažangumas, pasitikėjimas, bendrystė ir profesionalumas. Labai reikia dėti daug pastangų, kad tu užsitikrintum pasitikėjimą, ar ne, to jauno žmogaus? Kaip jie dabar sako, mes čia žinom savo teisės. Taip, tokių frazių mes išgirstam, bet kaip taisyklė dažniausiai tas frazes girdim iš tėvų ir visos aplinkos, ne iš pačių vaikų. Patiems vaikams atrodo, kad jie viską daro teisingai ir taip, kaip reikia, bet visuomenė, nežinau, ugdymo įstaigos tėvai tą akcentuoja, kad vaikai žino daugiau teises. Mes šeimoje visi turim vaikų ir mes, kaip jau nepabėgsime, mes tėvai esame, mes ir gyvenam su to jaunu žmogumi, jį auklėjam, bet jūs patys darot pasirinkimą. Patys darot pasirinkimą ateiti į šią profesiją ir būti tarp tų jautriausių. Kas įtakoja? Mano vertinimu, jeigu tas pasirinkimas yra sąmoningas, neatsitiktinis, tai žmonės renkasi mūsų profesiją norėdami kurti vertę visuomeniai ir atnešti kažkokį pokytį į visuomenę, nes tai yra tikrai jautri sritis, jautri tema, vaikai visada ir visur yra jautri. Ir jūs žiūrimi esat per padidinamąjį stiklą jūsų tarnybą? Taip, ir mes esam po padidinamuoju stiklu ir jeigu tas pasirinkimas yra sąmoningas, tai man atrodo, kad žmonės tai daro iš noro padėti ar ne, keisti kažkokią situaciją ir panašiai. Iš šalies dažnai gali atrodyti, kad vaiko teisių gynėjai ne visada priima teisingus sprendimus. Tačiau mes, visuomenė, nežinome visos istorijos, kas iš tiesų vyksta konkrečioje šeimoje, kokios aplinkybės lėmė vieną ar kitą sprendimą. Šios profesijos atstovai yra tie, kurie geriausiai įsigilina į situaciją. Jie mato tai, ko nemato kiti, ir priima sprendimus remdamiesi vaiko geriausiais interesais. Visuomeniai ne visada gali paaiškinti savo veiksmus, nes negalima viešai atskleisti jautrių detalių apie šeimos gyvenimą. Todėl jų darbas neretai atrodo nematomas ar ne visada suprantamas. Tačiau kiekviename sprendime slypi viena mintis – užtikrinti vaikui saugią ir kuo geresnę vaikystę. Pristatome antrąjį šios laidos herojų. Esu Aistė Šveipienė, vaiko teisių gynėja.
Čia tokia labai jautri tema. Ar pati suvokiai, kad bus labai daug išgyvenimų sprendžiant šitas problemas? Suvokiau, supratau, į kokią vietą einu, buvau pasiryžusi šitai vietai ir manau... Nes tikslas buvo kitoks, suprantu, nes tikslas buvo išgelbėti, ir ne? Tikslas visada yra išgelbėti ir padėti šeimai, suteikti jai reikiamą pagalbą, bendradarbiauti su šeima, galų gale, kad suvoktų, kas tai yra vaiko teisės ir kokią pagalbą mes galim jiem pasiūlyti. Ji jau 10 metų dirba teisininkė, o pastaruosius 5 savo žinias ir patirtį skiria vaiko teisių apsaugai. Čia ją atvedė paprastas, bet labai stiprus noras – padėti tiems, kurie patys negali apsiginti. O galima, kaip mama esat? Taip. Aš irgi mama, galima, taip pat aš vieną dukrą turiu, taip labai atvirai. O kaip to jautrumo, tų tokių situacijų neparsinešti namo? Aš šitą principą esu priėmusi, kad darbas lieka darbe. Šeimoje, kai grįžtu iš darbo į namus, taip, aš noriu išsikalbėti, bet aš tai išsikalbu su savo vyru, jeigu tai man spaudžia ar ne. Tai aš išsikalbu, bet kas lieka konfidencialu, lieka darbe. Stengiuosi darbo neparsinešti į namus ir mano namai yra mano bažnyčia. Aš suprantu, kad neįsileidžia darbo, bet vis tiek, ta prasme, tokios situacijos kartais turbūt būna, kai kurias tu papuoli ir galvoji, kokio velnio iš vis, kaip gali būti tokios situacijos atsitikti mūsų gyvenime, nes vaikai ta jautriausia yra vieta. Mes net nematom, paprasti žmonės, kurie nedirbam to darbo, mes net nežinom, kaip kiekvieną dieną yra sprendžiamas tokios problemos. Taip, tikrai daug nėra parodoma, kas iš tikrųjų, kokį darbą tas vaiko teisų specialistas, vaiko teisų gynėjas, kokį darbą jisai dirba. Daugelis nežino iš tikrųjų, kokį stresą, įtampą tikrai patiriame darbinėje veikloje, bet... Atsiperka viskas, ar ne? Atsiperka dėl vaikų. Šypsenomis, taip, vaikų šypsenomis greičiausiai atsiperka. Aš suprantu, kad norint būti šiuose pareigose, tu privalai sugebėti labai greitai reaguoti į situaciją, ar ne? Nes kiekvieną dieną turbūt daug labai visokių iššūkių yra. Taip, tikrai taip. Tai žmonės, kurie pasirenka mūsų darbą, turėtų mėgti tą greitą ritmą. Pas mus labai daug dinamikos ar nekintančių dalykų. Visiškai įsivaizduoju vaikai. Tai kiekviena diena yra vis skirtinga, rutinos mažai mūsų darbe ir tikrai tie, kas mėgsta, nežinau, iššūkius, spartų gyvenimo ritmą, tie pasirenka mūsų tarnybą, darbą mūsų tarnyboje. Bet aš niekaip nesuprantu, jūs įsivaizduojate, jūs esate iš tų žmonių, kur jūs visada privalot priimti teisingą sprendimą. Kaip tai padaryti, aš niekaip neįsivaizduoju. Nes jeigu jūs priimsite neteisingą sprendimą, tai tada ir mes jau žurnalistai atsidursim šalia jūsų durų. Tada visi iš karto pradės kažkaip kalbėti, kad neteisingai pasielgta, kad kaip ir mes kalbėjom per tą padidinamą į stiklą. Tai kaip jums užtenka tos psichologinės jėgos, ta prasme, jūs kažkaip turite žmonės, kurie jums padeda patiems kaip specialistams? Taip, tai mūsų darbas tikrai yra sudėtingas tiek emociškai, tiek fiziškai. Tarnyboje yra ir motyvacinės priemonės sukurtos, ar ne, tai yra papildomos poilsio dienos, sveikatinimo dienos. Turime galimybę dirbti iš namų, taip pat tarnyba garantuoja ir užtikrina psichologinės pagalbos teikimą. Tai labai svarbu turbūt, poreikis, ne? Taip. Ir ypač po sudėtingų atvejų tai tikrai praverčia. Ir jūs turit tą sunkiausią užduotį atvažiuoti į šeimą ir išspręsti to šeimoje tą problemą. Taip, tai visas tas ir mūsų darbas. Nukreipti greičiau, neišspręsti, nukreipti, ar ne? Taip, nukreipti į pagalbą, ar ne, į pagalbos poreikį, tai mes nagrinėdami pranešimus apie vaiko teisių pažeidimus susitinkame su šeima, bendraujame su vaiko atstovais pagal įstatymą, vertiname vaiko situaciją ir susirinkę visą informaciją iš įstaigų, kurios turi kontaktą su vaiku, tai pavyzdžiui, ugdymo įstaiga, gydymo įstaiga, vertiname, ar yra kažkokių iššūkių šeimoje ir ar tai šeimai yra reikalinga pagalba. Ir nustatę pagalbos poreikį, informaciją perdodam savo socialiniam partneriam pagalbos teikimui.
O mes, aišku, ir žurnalistai, ir žmonės tie, kurie žiūrim žinias, tai mums atrodo, kad kas ten atsitiko, kažkas slepia, kažkur kažkas negerai, o iš tikrųjų jūs netgi negalite kalbėti, jūs sprendžiate problemas ir sprendžiate taip, kad būtų atlieptos vaiko teisės, ar ne? Taip, vienareikšmiškai mes esam vaiko teisų apsaugos ar ne tarnyba, tai mums yra pats svarbiausias vaiko interesas ir jo apsauga, jo poreikių atliepimas. Kartais turbūt, kaip ir minėjote, žiniasklaidoje matosi, kad lyg neva tarnyba priima kažkokį netinkamą sprendimą. Niekas nežino, mes tik tai, žinai, kartais mokam pabambėti garsiai. Kažkam kitam nepalankų tą sprendimą, bet tas sprendimas yra geriausias vaikui tuo metu. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Noriu dirbti. Šiandieną mes narpliojame įvairiausius mitus apie dvi profesijas – vaiko teisų gynėjai ir moteris apsaugos darbuotojos. Vaiko teisų gynėjų profesija apsupta daugybės mitų, klišių ir įvairiausių nuomonių. Kasdien jie turi atsakyti į visuomenės spaudimą. Tačiau svarbiausia ne tai, ką kalba kiti, o vaiko gerovė. Ir pastebima, kad pastaruoju metu vis daugiau vaikų ir šeimų pasitiki šią tarnybą. Galima drąsiai kreiptis, konfidencialumas čia visuomet garantuotas. Žmogus, kokias savybės turi turėti žmogus, kad galėtų dirbti šį darbą? Pačios nuomonė. Turi turėti atsakomybę, mokėti aiškiai brėžti, išklausyti tiek vieną, tiek kitą pusę vaiką. Žmogus turi būti empatiškas, suprasti, suvokti, matyti bendrą situaciją šeimos ir turėti humoro jausmą. Netgi humoro jausmo taip reikia. Taip. Nes dažniausiai galvoja, kad vaiko teisų gynėjai labai jau tokie rimti, labai jūs jau nejuokaujat nieko, jau tokie rimti visi esate. Vaikui turėjo būti turbūt labai įtampa, turbūt labai svarbu yra, kad kai vaikas praneša apie tas savo problemas, pirmiausiai turbūt tą įtampą ir nuimti. Tai būtent čia labai net akcentuočiau šituos žodžius, kad reikia nuimti įtampą. Tai yra, vaikas ateina į instituciją, jau jam yra įtampa, ar ne? Tai mes turime sudaryti tokį įvaizdį vaikui, ir sąlygas, taip, kad jisai jaustųsi drąsiai, atvirai ir jaukiai, taip. Šioje institucijoje nėra jokių paslėptų baubų. Čia tikrai jauku. Niekas čia niekada nenori, kaip dažnai manoma, atimti vaikų. Čia siekiama padėti, spręsti problemas ir kartu ieškoti geriausių sprendimų vaikui bei šeimai. Sprendimas yra priimamas vadovaujantis geriausiais vaiko interesais ir jeigu toks sprendimas yra priimtas, vadinasi, tuo metu vaikui tai yra geriausia. Vaiko teisų gynėjai pastebi, kad vaikai dažnai kritikuojami už tai, ko juos išmokė suaugusieji. Svarbu suprasti, kad atsakomybių vaikai išmoksta ne savaime, bet per gyvenimo patirtį. Šią patirtį formuoja šeima, taip pat ir visa vaiko aplinka, mokykla, bendruomenė. Prireikus vaiko teisų gynėjai visada pasirengę padėti keisti vaiko patirtis šeimoje. Jeigu nori būti šios prasmingos misijos dalimi, esi laukiamas. Mitas paneigtas. Keliaukime toliau. Visai netrukus pristatysime dar vieną mitą apie žmogaus apsaugą. Dar vienas mitas, jog moteris negali dirbti apsaugoje, kyla iš senų stereotipų. Anksčiau manyta, jog svarbiausia jėga ir grėsmingas įvaizdis. Todėl ši profesija buvo laikoma vyriška. Tačiau šiandien akivaizdu, kad apsaugos darbe svarbu ne tik fizinė jėga, bet ir atsakomybė, greita reakcija, komunikabilumas bei gebėjimas ramiai suvaldyti situaciją. Tai savybės, kurios nepriklauso nuo lyties. Netrukus kartu su mūsų laidos herojais pabandysime šį mitą išnarplioti ir parodyti, kad saugoti gali ne tik stiprus raumenis, bet ir stiprus charakteris. Pristatome trečiąjį šios laidos herojų. Aš esu Ilona Žambienė, dirbu Grifs EG apsaugos vadovė. Ilona dar prieš kokį gerą dešimtmetį turbūt, jeigu būtų kas nors atėję ir pamatė, kad, štai va tokia graži moteris apsaugos vadovė. Būtų niekas nepatikėję greičiausiai. Manau, kad ne. Aš taip ir galvoju, aš taip ir tikėjausi tokio atsakymo. Tai kaip taip atsitiko? Buvo karjera nuo pat pradžių? Ar netikėtai atėjai ir gavai vadovės postą apsaugos? Buvo viskas palaipsniui, viskas iš eilės. Kaip? Tai buvo labai įdomu. Iš vis kodėl atėjai pati į apsaugą? Svajonė gal tiesiog nuo
14-16 metų, kad va čia apsauga tai kažkas tokio. Tai va, matyta ta linkme ir ėjau, aišku, buvo visokių nukrypimų, bet... Ir kaip tai, ir kokie tie laiptai iki vadovės yra? Nuo paprastos apsaugos darbuotojos, prekybos centruose, darbas paromis, iki to, kur dabar esu. Būtent čia, Grifs AG komandoje, Ilona rado savo vietą. Tai įmonė, kuri Lietuvoje veikia nuo 2003 metų, o šiandien vienyje net 1400 darbuotojų 67 miestuose. Trečdalis jų dirba ilgiau nei 5 metus. Tai rodo, kad čia žmonės ne tik ateina, bet ir pasilieka. Daugiau nei 35% darbuotojų kasmet pakyla pareigose, o net 85% vadovų pradėjo nuo paprastų apsaugos darbuotojų pareigų. Bet o kodėl yra sakoma, kad, pavyzdžiui, moterims apsaugoje nėra vietos? Taip, gal, kad visi įsivaizduoja, kad čia moteris, atėjai, pastūmiai ir gali toliau eiti. Tas pats buvo man prieš daug metų, kai pradėjau šitą kelią, tai laikant apsaugos darbuotojo pažymėjimo kursus, tai buvo tada gal 2 moteris, 3 ir visi kiti vyrai. Ir jie šaipėsi tiesiog, kad čia moteris atėjo, čia nesąmonė, jos neišlaikys tų egzaminų, bet taip gavosi, kad visos moteris išlaikė, o vyrų buvo tie keli, kurie neišlaikė ir taip parodo iškart, tave nuteikinėja, kad tu čia ne vietoje ir ką tu čia veiksi. Apsaugos darbuotojai prižiūri žmonių srautus, padeda personalui ir lankytojams nuo nepageidaujamų asmenų palydėjimo iki pagalbos evakuacijos metu. Neretai jie tampa ir paprastų pagalbininkų, nurodo kelią, padeda rasti pamestą daiktą ar atsako į lankytojo klausimą. Iš pirmo žvilgsnio tai smulkmenos, tačiau būtent jos kuria tikrą saugumą. Ilonos komanda dažniausiai saugo didelius renginius, kur vienu metu gali dirbti net apie 300 apsaugos darbuotojų. Ji pati šypsodamasi sako. Tai ne tik iššūkis, bet ir ypatinga patirtis. Darbas čia visada dinamiškas. Veiksmo čia daug. Veiksmo. Papuolat į pačius įdomiausius Lietuvoje renginius, aš suprantu. Taip. Gauni algą, dirbdama ir būdama koncerte. Geras čia privalumas, nerimtai. Kuris labiausiai patiko Ilona koncertas? Oi, nežinau, buvo tokių, kad Ramšteinai? Po koncerto, po koncerto, tu kartais, buvo Jessicos koncertas, tai net neprisiminiau, kokios dainos jame skambėjo, nes, Dirbti reikėjo? Tu dirbi. Darbo daug labai. Taip. Pristatome 4. laidos herojų. Sveiki, aš esu Erika, vyr apsaugos darbuotoja. Ši moteris neslepia. Grifs AG ji pasirinko todėl, kad čia gali siekti karjeros ir užsitikrinti tvirtą pagrindą ateičiai. Kol dar neturi šeimos ir vaikų, ji nori pasinaudoti galimybę susikurti stabilų ir saugų pagrindą po kojomis. Tu esi iš tų žmonių, kuriam reikia karjeros, stabilaus pagrindo, gerai uždirbti ir taip toliau. Ar įmanoma dirbant apsaugoje gerai uždirbti? Taip. Įmanoma? Tau užtenka, ar ne? Man užtenka. Aš galiu dar išlaikyti ir tėvus. Ir tėvus dar gali išlaikyti. Kažkaip mes labai susidarom tokią nuomonę apie tai, kad, tokie iš šono paprasti darbai, ar ne, atrodantis, kad jie nėra gerai apmokami, bet čia turbūt yra mitas, ar ne? Taip, tikrai mitas. Vieniems darbas apsaugoje tikras pašaukimas, kitiems plačios karjeros galimybės. O štai mūsų kitas laidos herojus į šią sritį atėjo visai paprastai. Tiesiog panorėjo pakeisti darbą. Iš grožio specialistės ji drąsiai žengė į naują kelią ir šiandien dirba apsaugos administratore. Esu Inga, dirbu Grifs AG apsaugos administratorė. Apsaugos administratoriai truputį daugiau pareigų įeina. Būtent kaip prekių atvežimas jau praeina pro mane, turiu įleisti, paskui praėjimo korteles turiu daryti jau administracinius, gedimai visi registruoju jau pastato. Aha, gerai, ačiū labai, iki. Reikalai, reikaliukai, ar ne?
Tai leidimas maisto. Supratau, gerai. Tai mes greičiau kalbiname, greičiau kalbame su Inga ir paleidžiame. Viskas gerai? Jau viskas suderinta. Čia tik tai, jo. Inga viskas susiderinus, yra čia viskas veikia, visas mechanizmas kaip laikrodis. Tai gerai, tai dargi kartelį grįžkime prie to mito, kad moterims apsaugoje yra ne vieta. Inga, ką tu galvoji apie tai? Manau, kad vieta, nes tiek vyrų, tiek moterų reikia apsaugoje. Kodėl? Čia tik tai aišku mano nuomonė, kad moterys gal padeda taip sušvelninti visas situacijas, nes vyrai vis tiek švelniau prie moterų bendrauja. Jo, Ilona taip pat tavo kolegė tą patį sakė, kad kažkaip kitaip, ar ne? Įtampa nuima, kaip sakant, gal tokį, nes vyras su vyru vis tiek jie ir psichologinis, kaip sakant, taip, jau konkurencija tarpusavį gal blogai reiškia. O moteris vis tiek prie moters vyrai švelniau jau elgiasi, jie atsimena. Ir greičiau galim užgesinti gaisrą, ne tą vadinamą, jeigu kažkas atsitinka. Taip. Darbas apsaugoje dažnai atrodo nematomas. Didžioji dalis yra prevencija. Lankytojai ar klientai nepastebi. Vien tik apsaugos darbuotojo buvimas objekte mažina rizikas, jis tampa nematomų barjerų galimiems pažeidėjams. Tai patvirtina ir statistika. Vos sumažinus budėjimo valandas, saugomų objektų nuostoliai išauga akimirksniu. Teko išmėgyti ir kitoj vietoje dirbti. Tai, ką dirbai, kurioje vietoje? Buvau truputį dirbus ten kažkiek tai savaičių parduotuviai. Ir? Tai ne mano, nes ten daugiau mėgsta žmonės, kurie aktyviau viskas. Tai paskui netyčia papuoliau į būtent verslo centrą. Ir paskui nusprendžiau tik tai verslo centruose, kad dirbti. Tai čia ramiau yra? Ramiau ir, taip, kaip sakant, gal mažiau adrenalino. Ai, supratau, tai ar teisingai supratau, kad jūsų darbe jūs patys galit pasirinkti, kur dirbti? Su vadovu kalbėjau, kurią pusę norėčiau labiau ir pasiūlė būtent šitą vietą ir pradėjom dirbti. Tai kaip tavo kolegė, tu didžiuosiuose koncertuose turbūt nelabai norėtum dirbti, kur ten begalė žmonių ir labai daug veiksmo ir adrenalino. Teko ir ten pabūti. Labai patiko, labai faina. Bet aš labai mėgstu darbą, kuris būtų, tarkim, darbo dienomis. Tik darbo dieną atidirbau ir savaitgaliai šventinės dienos yra laisvos. Taigi, 3 moterys, visos apsaugos darbuotojos. Kiekviena pasirinko skirtingą sritį, tą, kuri jai arčiausiai širdies. O mišrios komandos dar didesnis privalumas. Vyrai ir moteris kartu kuria dar platesnį gebėjimų spektrą, o skirtingos patirtis ir požiūriai leidžia komandai būti stipresniai, lankstesniai ir pasiruošusiai bet kokiai situacijai. Taigi mitas paneigtas. Moteris gali būti apsaugos darbuotojos. Dėkojame savo draugams. CV Online. Tai ne tik darbo skelbimų portalas, bet ir stiprus personalo paieškos, atrankos ir įvertinimo paslaugų teikėjas, kuris stengiasi būti geriausiu partneriu darbdaviams, ieškantiems darbo ir darbuotojams.